pasidarom bombinį Wranglerį ir važiuojam su chebra į Nidą. Vienu žodžiu, esmė tokia. Buvom su kolegom Amerikoje, prisižiūrėjom labai daug Wranglerių, kaip chebra mieste važinėja, kaip jie aukcionuose atrodo. Gau mašiną gimtadieniui. Bazė nėra, rodžių nieko, aišku, čia laidai praviniuoti čia. Kažkokių visokių prikolų. Geriau negu anapus. Šitas kartas. Stabilnikas įdėtas. Kažkokie čia laidai čia apvaliuojas. Ten lempučių, ujučių. Labai prikolinas aparatas. Čia iš vidaus. Aišku, reikia meilės įdėti, be abejo, kaip ir ant visų čia esančių mašinų. Bet vat su tokiu į Nidą aš jau lėkčiau. Apsivarapinu. Į Nidą. Savykas. Stovi. Taip, koks gražus korvetas. Gerai, einam pažiūrėti, kas čia dar vyksta. Nešinas aukcionas. O, matau, chebra nusižiūrėsim Maką jau. Jau eisim į kitą liniją. Dariusi yra. Bet kai pabuvom Amerikoje, pamačiau realiai, kaip jie tenai juos pasidaro, kokie jie ten bombiniai, išturbinti, išmaksinti, išaukštinti, ten navarotų pridėta visokių. Ir labai sužavėjo. Ir, kaip sakant, jau tada Amerikoje vaikštinėjom po aukcionus, žiūrėjom, varvinom seilę, bandėm nupirkti vieną variantą, bandėm nupirkti kitą variantą, trečią, ketvirtą ir nei vieno nepasisekė paimti, bet tas noras Wranglerio niekur nedingo. Grįžom atgal į Lietuvą, toliau stebėjom aukcionus ir bandėm toliau kažkokius biški mandresnius žiūrėtas Wrangleriukus, kol vieną dieną mums pasisekė paimti gan tikrai neblogą variantą. Taip atrodė iš pradžių. Kuriana chebra laužo tas mašinėlės, neapstojimai. Taip, ką dar turim? Jeep Wrangleriukas. Nutink man tokie aparatai. Opa! O, žiūrėk, kažkas paliko kompą. Kompa paliko. Čia kas automatinė dėžė. 73 000 mylių. Išsikurti nepavyksta. Kas važiuos per liniją, neaišku. Jūra. Bam, šiukas važiavo. O, tą turim. O, štai kolegas apsižiūrėja. Ką? Toks motoriukas. Kodėl jis taip siurbia, neaišku. Duris laikosi ant skuduriuko. O ne? Tai jisai išsiardagi. O, čia tas mažylis. Mažylis, kur jis važiuoja 11 000 mylių.
11 000 mylių, tikrai ekskluzyvinė prekė su tokiu, va, nusijėmė į stogą, išsiėmė į duris, važiuoja į Nidą, viskas. Variantas. Variantas tikrai galima pirkti. O kas tam pakasiuoja? Nusivežtų mane į Nidą. Yo te conozco de más. Ya no me vas a engañar. Eso no vuelve a pasar. Viskas, perkau Wranglerį. Matėm. Aibė viską kėbalas nedaužytas, blėt. O, no. Ir viso to Wranglerio dabartinio projekto esmė yra ne tai, kad atkelt ir parduot, o tiesiog bandyti padaryti kažkokį tai bombinį gražų automobilį ir su juo, kaip svajojame Amerikoje, kad parsivešime čia į Lietuvą ir nuvažiuosim į Nidą, tai taip ir padarysim. Pasidarom bombinį Wranglerį ir važiuojam su chebra į Nidą. Tai dabar biški plačiau apie būtent tą mūsų variantą laimėtą. Tai nuotraukose buvo visas apšalęs, buvo neaiški spalva, matėsi minimalus mušimas į kairę pusę priekį. Ir kas gelbėjo, kodėl iš vis už jį statėm, tai dėl to, kad jis buvo šventinio leidimo 16 metų, padorė ridą, praaukštintas taip, kaip ir norėjom. Labai daug nesidomėjom iš tikrųjų, tiesiog statėm, laimėjom ir po to pradėjom domėtis. Tai, sakau, vaizdas iš pradžių nebuvo jokio vaizdo. Patį tikrąjį vaizdą pamatėm tik tai, kai Wrangleris atvažiavo į pakrovimo aikštelę. Tada buvo nutirpus šalna nuo pačio automobilio, tie purvai kažkaip nusivalė ir, ta prasme, aukciono nuotraukose mes matėm jį kaip baltą juodą pilką neaiškę spalvą. Atvažiavo į pakrovimo aikštelę, graži pilka spalvytė. Taip, o Wranglerį nupirkom, pavyko laimėti už $5400. Sumoje Lietuvoje jisai mums gavosi apie 10 000 eurų su visais mokesčiais. Ir faktas, kad dabar pradėsim pinigų kišimą į remontą. Iš pažiūros atrodo, kad labai daug tų pinigų nereikės, bet dabar vėl, kai pradedam domėtis dalių kainom, kurios yra šiaip gan sunku rasti dėvėtų, daug reikia visko užsisakinėti iš pačios Amerikos. Jo, to pačiu komentaruose galite pabandyti atspėti, kiek galiausiai subėgs į remontą. Aišku, esame jau užsisakę dalių, labai daug dalių iš Signedos, iš AliExpresso, pagrindinis Wranglerio rėmėjas. Jo, kažkurias dalis siunčiamės iš Amerikos. Tai praėjus 2,5 mėnesio mes dabar jau turim Wranglerį AVN aikštelėje ir nuvažiavę pamatėm,
dar naujų iššūkių. Matau, džipukas pakrautas ant traliuko. Tai pakrovimo metu buvo su pakrovimo vadinamom lapkiam pramuštas karteris, išbėgęs visas tepalas iš karterio. Nu ką, brangleriukas, ble. Ir turim siurprizą! Skylę blokę! Valio! Va tai tau siurprizai. Nespėjo atvažiuoti, jau stebina. Pečeliai, tai užeikime į vidų, pažiūrėkime. Opa! Va tai tau. O, mažas. Turėsi reikalų. Ir uoliui patiks. Yra dolerių. Tikiuosi daug, kad atsipirktų remontas. Tašė. Girdė, bet čia variklio detalės. Girdė, kas čia? Žiūrėk, veipukų tau visą, va. Girdė, kodėl jis šitas čia. Kitas yra, pompa yra čia. Čia nuo kitos mašinos. Darom kapotą. Turim ant tilto nulūžusią ausį. Ar tiltas pats linkęs, neaišku. Kai nusiimsim, tada bus matyt. Iš kėbulo pusės viskas tas, kas matėsi nuotraukose pakrovimo ir aukciono, viskas tenai yra gerai. Gal netgi geriau negu įsivaizdavom, nes ten buvo kampukas į sparną ir neaišku buvo, ar bus truputį rėmo pažeista ar ne. Tai vakar pavyko nuimti sparną ir matėm, kad viskas ten čiki-pikė. Jo, tai automobilis pats Lietuvoje gavosi visumoje apie 10 000, 9 su kableliu. O į remontą planuojam su darbu, su dalim tilpti į 5 000. Aišku, čia yra optimistinis variantas, bet bandysim, žiūrėsim. Gal pavyks, o gal ir ne. Ir, kaip sakant, visą procesą bandysim dokumentuoti, kelsim į YouTube ir jeigu jums patiks, palaikinkit, pasubscribinkit, pasišėrinkit, pakomentuokit būtinai, ar čia viskas yra gerai ar negerai, kiek galėtų kainuoti jūsų manymu remontas, ar gerai remontuojam ar negerai. O mes jau, kaip sakant, norėsim, kreipsim dėmesį, norėsim ir nekreipsim. Opa, važiuojam. Dadadadam, dadadadam. Nu man patinka tie džipai. Jo, matęs jau yra žodžių. Taip, ką iš dugno turim. Turim. Biškiu ištisvajojau. Taip, pilka sėdynė, magnetola, kasetės nesideda. Liūdna. Subų daugiau negu proto. Stogas nusiema, šonų nusiema. Nu tema, hebra, nesakykit su tokį įnydą, pasilėkti, savo pakainiai, vasarą. Aišku, darbo čia bus. Kie buvo kosmetiniai defektai. Faktas, kad ir kažką viduj rasim. Taip, metai bus 27. Pažiūrim, jeigu pas Vanheime nepraėjo, gal praeis šitas.